Lietuvos dvarai nuo seno buvo svarbiausi diplomatijos, administracijos, kultūros puoselėjimo centrai. Šalyje beveik 600 išlikusių praeities liudininkų ir didikų kultūros saugotojų. Kelmės rajono Vaiguvos seniūnija taip pat garsi savo dvarais. Vieni iš jų prikelti naujam gyvenimui, kiti dėja visai sunykę ar virtę griuvėsiais. Adošiškės dvaras 13 km į šiaurės vakarus nuo Kelmės, 9 km į šiaurės rytus nuo Kražių. Praeityje dvarą valdė Lopatos, vėliau dvaras priklausė Jadvygai Lopataitei, kurią vedusiam Vaitiekui Bytautui jis atiteko kaip žmonos kraitis. Prieškario žemės reformą iš 200 hektarų dvarui paliko 80 hektarų žemės. Vaitiekus Bytautas mirė 1933 metais, jo marti Marija Bytautienė 1934 metais. Tadas Bytautas, likęs su 4 dukterimis, vedė antrą kartą ir susilaukė dar vienos dukters. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Tadas Bytautas padalijo dvarą lygiomis dalimis 4 dukterims ir vieną dalį pasiliko savo. 1940 metais Bytautai pasitraukė iš Adošiškės dvaro. Sovietų valdžia žemę nacionalizavo, ją valdė kolūkis. Tik po 50 metų, 1992 metais, į Adošiškę iš Vilniaus atvyko savininkė Regina Bytautaitė Jankauskienė ir ėmėsi restauruoti apleistą Adošiškės dvarą. 2005 metais iš lauko pastatas jau buvo visiškai atnaujintas, dvaro rūmuose buvo galima vėl gyventi. Iš kitų dvaro pastatų belikę tik fragmentai, kiek geriau išsilaikęs tik dvaro svirnas. Kitoje kelio pusėje išlikęs 4 hektarų tvenkinys. Daustorių dvaras buvo nutolęs 6,5 km nuo Vaiguvos bažnyčios ir 2,5 km nuo Pakėvio bažnyčios kairėje kelio Kelmė-Vaiguva pusėje. Istoriniuose šaltiniuose Daustorių gyvenvietės vardas minimas 1568 metais. 1575 metais Daustoriai vadinami dvaru, minimi jo rūmai. 1733 metais paminėtas jau ir Daustorių kaimas. Daustoriai priklausė karališkųjų bajorų Kačanovskių dinastijai. Dvaro valdos buvo didelės, plačiai išsidėsčiusios. Senieji mediniai dvaro rūmai sudegė per 1830–31 metų sukilimą. Boleslovas Kačanovskis pasistatydino naujus modernius rūmus, vienus gražiausių visoje apskrityje. Įveisė įvairių rūšių didžiulį vaismedžių sodą, bityną, augino Trakėnų veislės žirgus. Tėvui mirus dvarą ėmė valdyti Stefanija Kačanovska Liutikienė, ištekėjusi už dvarininko Valdemaro Liutiko. 1940 metais nacionalizavus dvarą, Liutikienė pasitraukė pas savo bičiulius, paskui į Šiaulius pas savo draugus žydus. Išparceliavus Daustorių dvarą, baigiantis karui, Liutikienė slapstėsi pas pažįstamus Skaudvilės apylinkėse, paskui emigravo į Lenkiją, gyveno Gdanske, dėstė muziką ir ten mirė. Pakėvis bažnytkaimis įsikūręs prie Kėvės ežerėlio. Pakėvio dvaras žinomas nuo 17 amžiaus, minimas 1685 metų Beržėnų valsčiaus aktuose. 1821 metais Pakėvio dvaro valdytoja Teklė Radavičienė gyvenvietėje ant kalnelio pastatė raudonų plytų bažnytėlę ir kriptą, kurioje vėliau buvo palaidotos Pralgauskų, Radavičių ir Venslauskų šeimos. 1813 metais Pakėvio dvare gimė Liudvikas Adomas Jucevičius, rašytojas ir tautosakininkas, vienas ryškiausių to meto lietuviško sąjūdžio atstovų. Pakėvio dvaro savininkas Kostas Naikauskas su visa šeima 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremti į Sibirą. 2012 metais Pakėvio dvaro rūmas buvo atstatytas, o svirnas ir daržinė suremontuoti.
Atokiau nuo pagrindinio Kelmė-Vaiguva kelio Šarkių kaimo teritorijoje Knituojos upės vingyje didelio Akmenių dvaro savininko Juozo Hurčino žmona Gabrielė Hurčinienė Janavičiūtė 1933–39 metais įkūrė kurortinio tipo dvarelį, tinkamą gyventi ir ilsėtis. Buvo atlikti dideli darbai pareikalavę nemažų investicijų, užtvenkta Knituojos upė, įrengtas tvenkinys, pastatytas malūnas ir mediniai dvaro rūmai, aplink pasodintas miškelis. 1941 m. birželio 14 d. Šarkių dvaro savininkai Hurčinai buvo ištremti į Altajaus kraštą. 1942 metais Šarkių vandens malūnas buvo atiduotas vokiečiui Inzeliui. Malūnas veikė dar kelerius metus, jo paslaugomis naudojosi Vaiguvos valsčiaus gyventojai. 1946–50 metais Šarkiuose Hurčino dvaro rūmuose pradėjo veikti ambulatorija, kurioje dirbo felčeris Tarvydas. Pasibaigus karui 1944 metais Šarkių dvare buvo įsikūrusi Vaiguvos valsčiaus kontora. Vėliau Šarkių dvare buvo apgyvendinti mokytojai. Vaiguvos dvaras žinomas jau nuo XIV amžiaus. Dvaras istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1506 metais Žygimanto Senojo rašte. Nuo 1572 metų Vaiguvos dvaras priklausė Tiškevičiams, vėliau dvaras ėjo iš rankų į rankas įvairiems didikams – Jamontams, Radavičiams, Gruževskiui. 1925 metais Vaiguvos dvaras, turėjęs 1032 hektarus žemės, buvo išparceliuotas, dvarui palikta 80 hektarų žemės ir miško. 1926 metais dvaro centre įsteigtas Dievo apvaizdos draugijos seserų vienuolynas. Jam vadovavo vienuolė Marija Rusteikaitė. Ji Vaiguvos dvare įkūrė senelių ir vaikų prieglaudą. Karo metais Rusteikaitė vadovavo prieglaudai ir slėpė joje žydus. Paskutinė Vaiguvos dvaro savininkė Elena Babenskytė 1940 metais buvo ištremta į Sibirą. Iš dvaro pastatų iki šiol yra išlikęs svirnas, kuris laikomas architektūros paminklu ir yra statytas 1837 metais. Dubėnų dvarininkas Rypskis dukteriai Marijai Rypskytei Janavičienei davė kraičio 500 hektarų, atrėžęs vakarinį dvaro kampą nuo pat Vaiguvos miestelio su derlingais Užgirių kaimo laukais. Taip Kazimieras Janavičius, baigęs aukštuosius teisės mokslus, lengvai tapo Užgirių dvaro savininku. Pasistatė medinį dvaro rūmą, pastatus ir kumetyną. Dvarą valdė ištikimas ūkvedys. Dar prieš mirtį Janavičius Užgirių dvarą buvo padalinęs vaikams į 3 lygias dalis. Mirus tėvui Kazimierui Janavičiui, duktė Stefanija Šileikienė pardavė jo buvusi dvarą prie Šiaulių ir gautus pinigus panaudojo gimtojo dvaro rūmams statyti. Taip Užgiriuose atsirado naujas 2 aukštų modernus rūmas Užgirių antrojo dvaro žemėje. Jame ir gyveno Stefanija Šileikienė su šeima. Jos vyras Vytautas Šileika buvo garsus to meto gydytojas Vaiguvos apylinkėse. Kolūkių laikais Užgiriai tapo lygiu drenuotu dirbamu lauku. Tik vakarinėme pakraštyje yra išlikęs Užgirių pirmojo dvaro svirnas.